tada turiu dar Mėnulio rasa veido valiklį, tokį valymo penelį, kurio dar nebandžiau. Ir vat kas mane nustebino, kodėl uogoje atsirado toks konservantas kaip benzil alkohol. Aš būtinai pasimėsiu tai šitų dalykų, nes uoga visada buvo numeris 1 mano iš lietuviškos kompanijos, nes jie žaismingi, įdomus, pateikia labai įdomių produktų, nu bet su konservantais. Nežinau, gal yra natūralus kažkoksai. Tada aš jums būtinai parodysiu kaltininką. Turiu pasiūti riešutai veido šveitiklį, žiauriai fainas, ne pirmą kartą perku ir galim padėkoti, va, aš to jums parodysiu. Va šitam va gyvūnėliui, kuris šitas suėdė daiktą, tai mes labai susipykom, bet dabar man nereikia skilučio, jinai tiesiog priemonė byra. Tai va, ir tada mes turim tokį veido praustiklį, gėlių laukai, tai su juo bandžiau 2 kartus veidą plauti, tai galiu pasakyti, jog truputėlį kaip praustiklis jis man yra grubokas. Ten yra kažkokių smulkių dalelių, jeigu aš neklystu, avižų ar kažkotais, avižų miltų. Ir, nu, ta prasme, jau čia gaunasi kaip veido šveitiklis, kas kiekvieną dieną tikrai nelabai tinkamas naudoti. Ir tada liko dar vienas maišelis, paskutinis, viskas. Aš noriu pasigirti, aš vis tiek sakiau, kad mano puslapis nėra reklamos vieta ar kažkokių susireikšminusių skaitytojų, prašau, neskaitykit mano straipsnių, bet aš esu žmogus, kuris labai nori pasidžiaugti savo tokiais minimaliais pasiekimais ir kas buvo peleniai ir buvo prie to beauty stendo turėt gauti štai tokį žurnaliuką, kurį atsivertus mes randame mano nuotrauką. Va šičia, ta prasme, kaip koks rezultatas gaunas ir taip toliau, tai žiauriai fainai, džiaugiuosi, pati likau labai nustebusi. Tada dar turiu šiaip tokią naujieną iš Garniero dezodorantą, labai patinka, tikrai greitai lauksim apžvalgos. Tada dar turiu iš mėginukų tokį SP Vela Professionals plaukų putas, tai irgi labai fainas, nebandžiau, bandžiau, bet irgi neprašiau ir dar savo nuomonės nesusidariau. Tada turiu tokį pupą žalią maskuoklį, kuris turėtų malšinti raudonas vieteles. Tai galiu pasakyti, jog 3 kartus bandžiau ir negaliu pasakyti, jog likau labai patenkinta. Aš dar galvoju, panagrinėsiu, pasiieškosiu, galbūt aš jį netaip naudoju. Nu, visko būna, ta prasme, su mumis moterimis. Tada dar keletas mėginėjų, nieko įdomaus. Ir tada dėl ko labai džiaugiuosi ir labai geriu to beauty. Tai, o dieve, ko aš plaukuota. Tai esmė ta, kad jie labai fainai sugalvojo per tą pelenę. Žodžiu, prieini prie durų, yra toks stendas, nufotografuok mane. Ir po to su ta nuotrauka telefone ar fotoaparate tu nueini prie to beauty stendo ir gauni krūvą ten visokių mėginėlių. O mėginėlį tai ne šiaip bet kas, kur aš rodžiau tas putas, tai ten irgi man užteks realiai mėnesį. Iš Webbalm šešėlių po vieną, vat, pavyzdžiui, turiu vat štai tokius labai mielus auksinius. Tai tikrai dar buvo antri, bet aš draugai padovanau, žodžiu. Ir šiaip dar krūva mėginėlių ir mano didžiausias džiaugsmas tai yra Saflora kūno šveitiklis su karamelės aromatu tokiu. Tai aš galiu prisiekti, kvepia tobulai. Tiesiog, tobulai. Tai va, iš tikrųjų, viską žinokit, merginos, aš įsivaizduoju, kiek mes čia daug laiko užtrukom. Aš labai džiaugiuosi, kas pasižiūrėjo iki pat pabaigos. Tikiuosi, jums tiko mano atsakymai į klausimus. Labai prašau, būkite aktyvesnės kitą kartą. Ta prasme, nu, negalima mane šitai palikti ant ledo, nes aš planavau penktadienį padaryti klausimai atsakymai. Ir aš lieku be nieko su 4 klausimais, nu, nesąmonė. Nu, štai atsinešiau visus savo pirkinius ir visas dovanėles. Ir tikrai noriu dar kartą pakartoti, jog mūsų visuomenė yra truputėlį sugedusi ir kai aš, pavyzdžiui, kažko džiaugiuosi, kad su manim ten ar viena ar kita kompanija bendradarbiauja, aš žiauriai džiaugiuosi, nes tai yra vienas iš pasiekimų mano, kad kažkas patikėjo, kad aš galiu kažką padaryti gerai, kad mano darbas ir mano specifika ir mano pateikimas jiem tinka. Ir dalykėlis tame, jog tikrai galvoju, sukursiu vieną video, kas yra tinklaraščio darbas, kas yra YouTube'o darbas. Aš aišku nesu kažkas ten pasaulyje labai kažkokia reikšminga persona, esu dar mažas apskritas nuliukas einantis lik vienetuko, bet aš turiu ką papasakoti, žinokit, ir visos, kas įsivaizduoja, kad tai yra, vau, žiauriai tobula, eiti renginius, gauti krūvą kosmetikos ir taip toliau.
Jo, tai yra žiauriai fainai, bet kad tai yra krūva darbo, tai žodžiu. Iš tikrųjų tikrai manau sukursiu, tai pradėkit klausinėti, kaip kas daroma, kas jums įdomu, aš tikrai užduosiu kur nors klausimą, neužduosiu, tai šnekėsiu pati su savimi, tai čia jau yra įprasta. Tai o daugiau viskas. Šiam kartui ir būtinai pasižiūrėkit Facebook'e dėl to konkurso, kas norite su užrašų knygutės ir veido kremo ir to faino medinio tušinuko, tai būtinai pasižiūrėkit. Ir viskas. Noriu padėkoti visoms už dėmesį, tikiuosi video neprailgo, buvo įdomus ir sakau visoms gero savaitgalio ir susimatysim antradienį. Iki. Aišku, yra dar vienas dalykas, kurio aš nepasakiau ir tai yra jums gera naujiena, tai labai džiaugiuosi, jo kompanija In Here man leido jums padovanoti netgi, tai parodysiu, netgi 3 Desata šepečius, apie juos aš jums irgi pasakau, jie man tikrai labai patiko. Tad gavusi progą, būtinai norėjau, kad ir jūs pabandytumėt ir konkursuką aš surengsiu, manau, po savaitės, kai pasibaigsim ties šitų Rasos konkurseliu ir viskas. Tai iš tikrųjų tiek naujienų, dovanos ne man vienai, bet ir jums. Viskas, ate.